Sveiki, mėlyjei. Su jumis vėl mes. Aš, Arūnas Milašius ir kolega Valdas Rakutis. Kalbėsim ne apie politiką, nors kolega Seimo narys, bet apie istoriją, nes abu mes istorikai. Pagal pomėgį, gyvenimo būdą ir svarstysime tęsime temą, kuri vadinasi tylusis istorijos pagrobimas. Ir šį kartą žiūrėsime į rytus, bet ne į tos rytus, apie kuriuos jūs galvojate, apie Minską. Ir Lukašenkos politiką, kuris bando pasakyti, kad štai aš pastačiau daug gražių pilių iš naujų plytų ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo čia, o ne ten, ne link Trakų. Labadiena, Valdai. Sveikas, Arūnai. Tai kaip ten yra? Na tai, kaip sakyt, jeigu žmogui reikia sukurti kažkokį tvarų darinį kaip autokratinė valstybė, tai tu negali visko daryti tik tai prievartą ir to žmonės, tu turi jas kažkaip užburti, padaryti kažkokį darbą, kuris būtų tautos priimtas, kaip kažkas gero. Na tai tiek pas mus, tiek Baltarusijoje, pilių statyba, tvarkymas ir taip toliau, tokios viešųjų erdvių įprasminimas, jisai yra žmonių laikomas gerų darbų. Pasižiūrėkime, kaip sovietmečio atsirado Trakų pilis. Taigi gerai buvo. Tai dabar gerai. Ir dabar gerai. Valdovų rūmai ir taip toliau. Tai žinoma, kodėl Lukašenkai nepaimti tų pilių ir nestatyti. Juk jam tai nėra labai svarbu, ar jos ten autentiškos bus, ar mažiau autentiškos, bet kad būtų panašios į pilis, teisingai. Tai čia labai toks paprastas dalykas. Tai, kaip sakyt, tai žmonės reikia kažko užburti. Ir kadangi konservatyvi Baltarusių bendruomenė, labai konservatyvi, tokius dalykus vertino teigiamai. Ir kas dar, jiems yra svarbu, kad būtent šitas pilių naratyvas, jisai kažkuria prasme apjungia kelias skirtingas grupės pačioj Baltarusijai. Nesgi yra ir ta Baltarusija, kuri labai save sieja su Lietuva, ir ta Baltarusija, kuri labai sieja su Sovietų sąjungai. Čia jisai, kaip sakant... Čia rytai vakarai, ta prasme, istoriškai. Baltarusija Lenkijos dalyje vakarų Baltarusija iki 39 ir likusi dalis, kuri buvo po bolševikais. Tas pats ir Ukrainoje dėja nutiko, kur rusifikavimas paėjęs kur kas toliau. Taip. Tai vienu žodžiu, čia toksai labai aiškus daiktas. Tai Lukašenka yra, man atrodo, istorinių požiūrių tikrai, sakyčiau, mūsų sovietiniai veikėjai būtų daug labiau istoriškesni negu Lukašenka. Kur jo klaidos? Graži pilis. Mes irgi buvau prieš pandemiją dar prie Alytaus, pastatė labai gražią imitaciją iš rąstų, pavaizdavo, kaip puola vargšus dzūkų protėvius, atplaukė vikingai, buvo tikrai gražu. Tai ten galbūt kažkas panašaus ir žmogus ateina ir galvoja, taip, tikrai šitoj vietoje čia vyko mūšis, liejosi kraujas, tai čia turbūt mano protėviai. Tai taip. Ir nieko čia keisto, tai mes kažkaip labai įdomiai galvojam, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė tai yra jau tik lietuvių čia nuosavybė, reiškia, ir taip toliau. Tai taip nėra, tai kaip kokia nors Austro-Vengrija yra daugybės tautų, reiškia, tam tikras istorinis laikotarpis. Ir nieko tu ten nepadarysi, ten negali pasakyti, kad ten kokiem kroatam tai čia buvo kokia Austrų okupacija. Ne visai, reiškia, jie ten turėjo savo kažkokius tai savivaldos organus ir taip toliau, dažniausiai tai imperatoriai ten dar buvo ir karaliai kokie Vengrijos ir taip toliau. Ta prasme, čia tų įdomių visokių dalykų yra. Tai Lietuvos valstybė, Lietuvos karalystė, paskui Lietuvos didžioji kunigaikštystė, nuo pat pradžių buvo tokia ir tų tenai buvo. Tik aišku, tai buvo lietuviška dinastija, Lietuvos pavadinimas ir ten bandymas tokius dalykus ištrinti būtų juokingas. Bet kada pas tave su ta praeitim nėra viskas gerai ir kada tu fiziškai jautiesi kažkoks tai nepilnavertis, tai tada natūraliai tau atrodo, kad reikia kitus išmesti iš ten, tam, kad pats jaustumės gerai. Bet kodėl Lietuva? Taip, gudų kalba, Vytauto dvaro kalba, statuto kalba. Vytauto dvaro kalbos mes iš tikrųjų nežinom, kokia ta kalba buvo. Iš tikrųjų neturime ką atsiremti. Mes žinom, kad Vytautas su Jogaila mokėjo lietuviškai, nes ten dėrybose, kad kryžiuočiai nesuprastų, šnekėjo tarpusavy lietuviškai. Tokie yra įrodymai. Bet kokia ta dvaro kalba, nes praktiškai tuo metu surašyti aktai visi, jie yra rašomi tik į užsienį.
Nes dar viduje yra kitais būdais viskas daroma. Na, yra privilegijos surašytos, tarkim, tokie vidiniai dokumentai, esminiai gal kažkokie, bet ten dažniausiai bažnyčiai, bajoram ir taip toliau. Tai mes tokiu būdu, reiškiasi, negalim sakyti, kokia kalba jie ten kalbėjo. Mes turime tą Lietuvos metriką, kur nuo 15 amžiaus pabaigos yra tie dokumentai, tai ten ta kalba yra rašoma. Aš turiu truputį ką kitą. Kodėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė? Kodėl ne Kijevo Rusia? Kodėl ne Riurikovičiai? Kodėl ne vikingai? O būtent lietuviai, kurie net rašto neturi? Gal tas artimesnis vis tiek naratyvas, jeigu einam link rytų, link tos valstybės, su Rusija, su kuria Baltarusija kur kas artimesnė negu su Lietuva, kodėl ne prie jos glaustis, ne prie jos pradžios? Todėl, kad, reiškia, valstybės centras ateina iš Lietuvos dinastijos, kuri tikrai neatsirado 13 amžiui, kuri yra žymiai senesnė ir natūralu jau jinai ten įsigalėjusi buvo, reiškia, ten vienas valdovas ar keli valdovai, tai nebūtinai tas vienas valdovas ten iš esmės viską keičia. Mes kartais labai taip suformalinam tą reiškia, va dabar jau Mindaugas, tai čia toks esmė. Taip, jis yra pirmasis krikščionių karalius, tai čia yra niekas to nediskutuoja. Bet, pavyzdžiui, tai, kad Lietuva anksčiau nebuvo vieningas kraštas, nėra tokio pagrindo teikti. Taip, yra tenai Haličo Volyne sutarty paminėta, kad buvo ten tų kunigaikščių ten daug ir tame 4 ten vyriausiai. Tai lyg tai rodytų tokią ankstyvesnę, bet gal prieš tai vienas valdovas buvo. Tuo labiau, kad vis tiek valdydavo giminė visą. Taigi ir to paties Jogailos laikais, reiškiasi, jį su broliais valdė, jeigu taip jau labai pažiūrėjus. Ir motina ten turėjo didelę reikšmę. Tai čia mes turim tiesiog tokius skirtingas gal santvarkas, kokios yra. Bet aš norėčiau į tą esminį klausimą, Arūnai, pasakyti. Šita valstybė yra Lietuvos. Jeigu būtų Haličo Volynės kunigaikštystė, kuri turėjo labai panašų statusą ir iš esmės turėjo irgi tą pirmą karalių, jeigu taip galima pasakyti, galėjo jinai tapti to ir tada būtų tas konsolidavimo centras būtų Haličio Volyniai. Tiesiog taip susiklostė ir mes negalim sakyti, kad truputį Lukašenka teisus. Ne, tai kad Lukašenka dėl ko teisus? Dėl to, kad Lietuva yra Baltarusių, ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra Baltarusių valstybė, taip. Tai yra jų šaknis iš ten. Ten susiformavo jų sienos, atsiskyrė jie nuo maskolių, reiškia, ir taip toliau. Tai čia akivaizdu yra, ta valstybė jiems yra svarbi ir čia nereikėtų dėl to ir nebūtų čia jokios problemos, tarp kitko, šitoje vietoje. Bet problema yra tai, kad tas, reiškia, judėjimas, ir čia jokių būdų ne Lukašenka šitą padarė, o gerokai anksčiau yra Jermolovičius toksai, reiškia, ideologas, kuris veikia vėlyvajam sovietmetį ir ankstyvoji Baltarusijos toj valstybei, kuris sukuria tą teoriją, kad, reiškia, tą litvinizmo, tos teorijos pačius pagrindus, o jo šaknis dar gali būti ir 19 amžiuje, ten kur nors galima surasti labai paieškojus. Kad, reiškia, kad čia ir buvo ta Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai baltarusiška valstybė, o čia tie, kurie trukdo su savo to kažkokiu keistu. Tai jie ten kažkokie gal pakrašty tenai. Taip kaip man pasakė vienas kolega, reiškiasi, Minske, čia kokie 2007 metai. Aš pasakysiu, kaip jis man rusiškai pasakė. Вы что, думаете, что литовцы это вы? Нет, литовцы это мы. А вы литувисы и жмудзины. Tai reiškia, lietuviškai dabar pasakius, jūs ką galvojat, kad lietuviai tai jūs, ne, lietuviai tai mes, o jūs esate tai tokie lietuvisai ir žemaičiai, ne, kažkokie tokie, kur netinka tam dalykui. Jie tada atskiria, reiškia, lietuvisus nuo litvynų, ir tada čia litvynų valstybė, reiškia, ir čia viskas ok. Tai tas Jermolovičiaus, reiškia, ta teorija, jinai turėjo pasiekmes ir dabar turi, ir jinai jos tas toks pobūdis, reiškia, jisai yra pavojingas, todėl, kad vienas dalykas tai yra neistoriškas reikalas. Negalima lietuvisų nuo litvynų atskirti, todėl, kad tai nėra to skirtumų. Ir man teko būti 14 metais tokioj konferencijai, tokių jau patriotų ten organizacijose, reiškia, ir ten jie tai pradėjo irgi tokią giesmę giedot, aš ten vienas sėdžiu ir paskui jie taip žiūri, sako, ko tu tyli? Ko tu tyli? Sakyk. Aš sakau, aš 18 amžiaus tyrinėtojas. Aš sakau, nežinau, kaip ten buvo kokiam 14, nesu čia aš specialistas, sakau, bet 18 amžiuje nei vieno Baltarusio aš neradau. Tai vieni lietuviai buvo. Ir sakau, ar jie iš vakarinės dalies, iš šitinės, jie vis tiek save tą nacionalinę prasme laikė lietuviais. Kalbėdami skirtingom kalbom. Bet... Kada Baltarusai kaip tauta atsirado?
esmė yra tokia, kad Baltarusija kaip teritorija arba Baltoji Rusija, jinai buvo žinoma iš seniausių laikų. Tai yra Minskas ir apylinkės. Baltoji Rusija. O šalia dar buvo kitos žemės. Raudonoji Rusija. Čia būtų Lvovas ir taip. Ir buvo Juodoji Rusija, būtų Gardinas. Ir paskui, reiškia, ten kokia nors Polocko žemė, Vitebsko žemė, ten ir kitos, reiškia, dar ten tos senosios jų giminės, tenai visokie, reiškia, ten Kryvičiai, Dregovičiai ir dar kokie nors. Tai va čia yra tie dalykai, tie senieji pavadinimai, tai Baltoji Rusija yra teritorija, provincija. Ir kada, reiškia... Ta prasme, ne tauta atskrim, tiesiog teritorija, bet ne... Jo, nu ir va toks pavyzdys, aš esu tikrai radęs tos dalykus ir apie tai jau ten ir daug kalbėta yra, kad kada Lietuvoje kūrėsi tokios tautinės kavalerijos divizijos, kurios turėjo pavadinimus, tai jų maksimaliai buvo 4, tai buvo Žemaičių divizija, Lietuvių divizija ir Žemaitijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Prūsijos dar buvo divizija. Ir čia kuriais laikais? 18 amžius, vidurys. Tai va, nu tai paskui jau mano laikais, kaip aš sakau, po 64 3 jos buvo ir ten, reiškiasi, jos pavadinimas yra pagal jų lokalizaciją, nes jie tiesiog tai buvo valdomi, ten mažos tos vėliavos išbarstytos tam tikroje teritorijoje. Tai ta Baltarusija kaip po teritorija jinai visada buvo. Bet jinai neturėjo ryšio su tauta. Nu, ta prasme, niekas Baltarusiais jūs nevadina. Nėra 18 amžiuje Baltarusių kaip tauta. Visi yra lietuviai. O po to 19 amžiuje, kada vat, mes kalbėjom praeitose laidose, reiškia, apie tos lietuvių formavimąsi, kada dingsta tas Karūna ir Lietuva, reiškia, tas atskirimas, jisai tampa truputėlį kitoks, nu, tai tada pas juos irgi pradeda formuotis tam tikrą tapatybę ir jinai pradeda vadintis baltarusiškoji. Nes, pavyzdžiui, Gardinas yra Juodoji Rusija. Tai Gardinas, jisai mūsų tautos formavimosi metu buvo visai laikomas lietuviškų miestų. Taip, tenai gyveno įvairių žmonių, reiškia, ir Grigaliūno Glovackio ir atsiminimuose jis gyveno Gardine, prašo prieš pirmą pasaulį, kaip atrodo Gardinas, ten tų lietuvių nelabai daug, ten Lenkų nemažai, bet yra ir Baltarusių ten kažkiek, tai reiškia, tai toks miestas, toks paribinis, ne, sakykime. Bet Lietuva visą laiką aspiracijas turėjo į Gardiną, tai čia visiems aišku buvo, kad čia Lietuva. Tai va, tai va šitie žmonės, ta Baltarusija kaip tokie pradeda suvokti 19 amžiaus pabaigoje, bet tas dar procesas nebuvo toks labai akivaizdus, nes jie dar ne visi ten save siejo su tai Baltarusija, jie dar siejo ir su kitais dalykais. Nu galų gale ta pati Palenkė. Kas yra Palenkė? Nu tai ten yra toks buvusios jotvingių žemės, kuriuose akivaizdžiai dominuoja valstybės kūrimosi laikotarpiu 20 amžiaus baltarusiškas substratas. Taip dabar Baltarusija gyvena. Taigi ir jų gyvenamos vietos. Tai čia yra tokie reiškia, jų formavimusi laikotarpiai, bet jų pasiklydimas tarp Lietuvos, Rusios ir taip toliau jiems neleidžia tokio aiškumo turėti. Va čia yra problema. Va pas mus yra tas aiškumas, reiškia. O pas jūs to aiškumo nėra. Ir jiems tas juos nervuoja. Jiems norisi kažkaip tokio aiškumo. Nu ir jie tada save sutapatina su litvynais, reiškia, su tais lietuviais, reiškia, ir tada jiems kaip ir aišku viskas. Bent jau ten santykiuose su Maskva jau jie turi kažkokią tai ten tapatybę, kuria dainas, rengiasi, reiškia, ir taip toliau. Ir tarp kitko, jie nėra mūsų priešai. Ne, apie priešus nekalbam, ačiū Dievui. Kalbam apie tai, kad jie santykis su Maskva kaip ir turi, pakankamai aišku, bet santykis su mumis kaip su lietuviais, dar tokį neapibrėžtą. Nu, bet kita vertus, reiškia, mes manom, kad tai nesvarbu. Mes manom, tai kaip čia, tai galbūt ateis laikas, subręs, užaugs, viskas bus gerai. Bet ar taip ne per daug sau leidžiam? Ar gal visgi reikia kalbėti apie tai ne tik tarpusavyje, bet ir su Baltarusijos visuomenė? Tai mokslininkų lygmenyje apie tai yra daug šnekama. Ta prasme, ten nieko labai keista nėra. Įdomiausios diskusijos vyksta Lenkijai, kada Baltarusija pradeda kažkokį tokį pasakojimą ir tada Lenkai jos sutraiško žiauriai. O kokiais argumentais? Ką sako Lenkai? Lenkai sako, kad čia nesąmonė. Lenkai, reiškia, jie niekada nebuvo unijoje su Baltarusija. Unijoje buvo su Lietuvos, su lietuvių tauta, nes kas yra abiejų tautų respublika. Čia tie, kurie labai, man tai nepatinka, sako, tautos atsirado 19 amžiuje. Nesąmonė, tautos buvo, tik jų samprata truputėlį keitėsi. Taigi, kas yra abiejų tautų respublika? Kas yra tauta? Sako, čia 2 bajorų tautos. Jie išvarto iš tikrųjų. Čia išvarto, nebuvo taip, kad ten, reiškia, dabar tie žmonės, kurie gyveno valstiečiai, jie nežinojo, kokios jie tautos. Žinojo, kokios tautos.
ir jie tik tai mane, kad čia yra daugiau bajoriškas reikalas tokiais dalykais užsimti, bet, pavyzdžiui, savo priskirimą save tautai, taigi susilaika buvo. Nu, kitaip nėra. Ir ta tauta, reiškia, jinai ten, aišku, turi regioninių bruožų, dar ten kažkokių, tai ten žmonės gal labiau suvokia save kaip tam tikro pavieto gyventojai. Ne? Nu, ten yra, reiškia, mano kolegijos Kamantavičienės darbas, ten paėmė Šemetos reliaciją ir žiūrėjo, kaip žmonės suvokia žemaičių bajorą, kaip save suvokia. Nu, tai jie supranta save kaip žemaičių bajorus ir kaip Jono Kazimiero Vazos valdinius. Lietuvos ten nėra. Ta prasme, nėra to, kad kažkur tai trečio ar pirmo santykio, kad aš esu lietuvis, po to žemaičių bajoras, po to pavaldinys. Ne, žodis ten Lietuva iš vis nefiguruoja. Nu, gal ten kažkur tai reiškia, bet iš principo, nu, tai kiek jinai sakė, ašgi neskaičiau tos reliacijos atskirai. O kokią kalbą kalbėjo? Jie tuo metu 17 amžiuje lenkiškai kalba bajorai. Bet tai jie puikiausiai moka žemaitiškai. Ta prasme, tas dalykas yra suvokiamas labai aiškiai, nes Žemaitija yra, pavyzdžiui, po kapines mėgstu pavaiščioti. Tai ten draugas mano gyvena, ten tokiuose, reiškia, kuliuose. 19 amžiaus pabaigos lietuviški arba žemaitiški antkapiai. Vat pas juos yra gal net anksčiau negu kitur. Tai ten taip kalbėti, kad jau jie ten labai kalba išskirtinumas, tai taip ne visiškai yra. Ten pas žemaičius yra labai stipri sąmonė už tai, kad ten yra labai daug tarpsluoksnių. Reiškia, jeigu pažiūrėti socialinę organizaciją, žemaičiai jinai truputį skiriasi nuo kitų kraštų už tai, kad yra daug laisvųjų žmonių arba save laikančių laisvais žmonėmis. Nes kadangi pas juos yra arti Ryga, tai jie neturėjo lažo beveik, reiškia, dvarų mažai yra, o daugiausiai yra žmonės tiesiog dvaras, jeigu yra, nu, tai kaip rezidencija dvaras yra. Ir tada, reiškia, tie daug yra žmonių, kurie moka činšą. Tai činčinis valstietis, jis neturi asmeninių prievolių. Ta prasme, moka pinigais, ne darbo. Jo, tai jisai save laiko iš esmės laisvų žmogum. Nu, tai gal ne visai laisvų, bet vidų yra. Arba, pavyzdžiui, ten kokios Šiaulių ekonomijos valstiečiai, jie vadina karališkais valstiečiai. Mes esam kaip bajorai, mes laisvi žmonės, mes vat mokam, reiškia, ir kada ten Tyzenhauzas 18 amžiuje bandė juos paversti ten lažininkais, tai ten revoliucija buvo, sukilimas Šiaulių ekonomijos, mes niekada net neėjom lažo. Čia yra, reiškia, mums pažeminimas. Tai čia žemaičių ta tokia samprata yra. Taigi, jeigu mes grįžtume prie mūsų pagrindinės temos, tai iš esmės, reiškia, aš nematau esminio skirtumo visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojų tarpe tarp lietuviškosios ir baltarusiškosios jau šiais laikais arba rusiniškos, jeigu tai tiksliau tos kultūros. Jos viena su kita puikiausiai sueina, jos neturi konflikto. Nėra bandė Glinskis sukelti, reiškia, stačiatikių maištą prieš katalikus. Nieko tai nesigavo, reiškia, ten gal praktiškai neturėjo palaikymą visiškai. Tai, kad, nesąmonė, mes turim valdovus, jie nuo seno mumis rūpinasi, skirtumo jokio nedarė. Ten, ta prasme, tos privilegijos, kurios buvo, reiškia, stačiatikiam, ten 32 metų, reiškia, jie tos visą laiką žinojo. Aišku, kad ten katalikai truputėlį jau paskui buvo ten geriau, buvo galima prasimušti, tai daug kas jų katalikybę pasirinko, dėl to, reiškia, yra ta arba unitų, reiškia, kelia. Tai, ta prasme, šitas kraštas, jo praeitį nėra tos skirties, nors jie nebuvo ištirpę vieni kitose. Gyveno atskirai, bet nebuvo konflikto, kuris, tokia konsolidacinė jėga būtų arba vieniem, arba kitiem. Pavyzdys, pavyzdžiui, aš domėjausi estų Latvių gyvenimu. Taigi Estija ir Latvija buvo Livonija, vienas kraštas, nebuvo sienos tarpus. Ir aš tada klausiau, jūs sakau, tai kaip jūs čia taip, taigi kalba taip skiriasi, sakom, mes nesimaišė. Čia jie, čia mes. Ir viskas. Ir, pavyzdžiui, taip, žmonės, reiškia, čia buvau tokiam kaime, kur yra Latvijos pusėje. Ir sakau, tai kaip, čia sako, šiaip estų priklauso šitas kaimas. Jie žino nuo senų laikų, kad šitam kaimui, kai Estijai turėtų priklausyti. Ir va taip gyvena, reiškia. Ta prasme, tie tokie keisti, mums sunkiai suvokami anklavo gyvenimas ir panašus dalykas, jie yra prie pat mūsų. Nes turkai, kurdai, arabai, persai. Jo, bet miestuose tas pasimaišo. Pavyzdžiui, tas viešpataujantis luomas, jisai daugiau tarpusavį bendrauja. Ne? Ir jie ten, pavyzdžiui, atskirti, kuris tenai yra baltarusiškos kilmės, rusieniškos kilmės, kuris yra lietuviškos kilmės, pakankamai sunku, ten kokie nors Oginskiai yra lietuviška giminė, iš Ogintų, ne? Iš čia kilus ta pavardė. Tai jie yra lietuviškos kilmės, ko tai Oginskiai skiriasi ten nuo kitos kokių ten. Tos pačios pavardės dažnai, pavyzdžiui, Zaberezinskiai kunigaikščiai.
Tai atrodogi čia baisinė lietuviška. Nu, patys lietuviškiausi, tie, kurie už Berezinos gyveno, tai tie Zaberezinskiai, nes reiškiasi, tie kunigaikščiai, jie turi lietuviškas pavardės, bet va tie, kurie už to. Ir va čia yra tokie, ta kilmė, kurie mums labai dabar svarbu, ar jie lenkiškos, lietuviškos ar gudiškos kilmės, iš tikrųjų tuo metu ten jiems nevaidino jokio daikto, nes nėra konflikto. Jeigu nėra konflikto, tai nėra problemos. Aiškiai, tai niekas ir nedaro tų problemų. Ten skiriasi gal kažkokie papročiai, gal truputėlį langus kitaip maliavoja, gal ten ne tas spalva, reiškia, arba turi dar tokių yra. Dėl smagumo tiesiog, ne dėl tradicijų. Tradicija, smagumas. Nu. Taip pas mus yra, reiškia, ir viskas, bet priešiškumo nėra, nes nėra vidaus konflikto. Tai už tai pas mus ta tolerantiška yra kultūra Lietuvoje išvystyta dėl to, kad mums nesudaro problemų. Jeigu nėra problemos keliamos dirbtinai, mums problemų nėra, kas tas mano kaimynas. O dabar dėl būtent tokio bandymo sukurti tokį istorinį foną gali atsirasti problemos. Tai faktas. Nes, reiškia, tada gaunasi kova dėl tapatybės, kuri yra labai esminė žmogui. Ir tada gaunasi taip, kad liktai, tai net čia toks išsiveržė, lietuviai savinasi baltarusių istoriją. O tas jau ateina naratyvas? Jis labai akivaizdus, reiškia, kad lietuviai tenai kažkaip bando, tai čia tokių mes turim tų dalykų labai daug. Ir tai nėra gerai. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, istorinių požiūrių nėra konflikto iš esmės tarp lietuvių baltarusių mūsų istorijų. Netrukdo vieni kiti. Akivaizdžiai, kad, pavyzdžiui, kaip jie sako, mūsų tikroji sostinė yra Vilnius. Tai jie visiškai teisūs, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė buvo Vilnius. Taip ir buvo. Na, čia nieko nepakeisi, žemėlapį taip. Tai čia nėra problema. Yra problema, kada išstumė mus iš ten. Ir kada mes turėjom su Minsko karo akademijos tokius reiškia, artimus santykius ir tos diskusijos vis tiek iškildavo, tai mano buvo pasiūlymas, tai nuveškim juos jau Kernavę. Ir ką jie ten Kernavėjai besuras slaviško, reiškia. Ten, aišku, labai paieškojus gali rasti, nes kultūriniai ryšiai buvo, reiškia, Kernavėjai. Irgi sostinė buvo. Bet ta prasme, iš esmės jau jie tada jau supranta, kad čia lietuviška dinastija, nes pas juos tokių vietų nėra, net ant tokių 13 amžiaus pabaigos. Jų yra kita istorija, jie vis tiek yra, reiškia, tos Kijevo Rusios kažkokia tai dalis, yra ten tie kniazių, ten tos Ryrikovičių, reiškia, dinastijos, ten tie visokie. Ta prasme, kita kilmė yra šiek tiek. Bet Lietuvos valstybė, jinai ir buvo tokia iš tų kelių rašių. Tai didelė valstybė, kurioje buvo kelios tų sudėtinės dalis. Tai tokia yra mūsų istorija. Ir ją vadina dabar imperijom, tai būtų teisybė, jeigu jinai būtų ta imperija. Bet jinai nebuvo ta imperija. Kas yra imperija, jeigu taip apibrėžti? Kuo mes nuo jos skiriams? Titulinė nacija yra lietuviai. Ne, imperija yra toksai daiktas, kuris yra virš tautinių kažkokių tai ir teritorinių darinių. Ir imperatorius, jisai yra ne dėl to, kad jisai siejamas su kažkokia tauta. Čia gal Napoleonas, prancūzų imperatorius, tai išimtis būtų ne. Bet šiaip iš principo yra kažkoks universalus didelis autoritetas, kuris, reiškiasi, visiems yra autoritetas ir jam visi yra vienodi vaikai, reiškia, ir jisai dėl to tenai, taip pat laikosi. Tai va šito mes gal kokio Vytauto laikais galim tą užgriebti, kai toks autoritetas jau labai stiprus yra, bet jisai neturi, nei ten ideologijos tokios aiškios nėra, reiškia, daugelio sudėtinių dalių nėra. Ir kažkokio pagrindimo jisai, iš esmės, tai Lietuvos valstybė, jinai nepasiskelbus imperija, kaip ją vadina, jinai susiformavo dėl to, kad visi bėgo nuo tų mongolų, pas kuriuos gyventi buvo nefaina. Tai liūdnoka. Ne kažką, reiškia. Tai va dėl tos priežasties jinai ten laiko, tai yra aišku, ten ir užkariavimo, yra ir ten tų visokių vedybų, bet pagrindinė priežastis, dėl ko jungiasi žmonės prie Lietuvos, dėl to, kad ateidamas į Lietuvą, tu turi santykinę ramybę. Daug lengviau negu gyventi ten Aukso ordos įtakoje. Ir čia mūsų plėtros pagrindinis dalykas. O kada, reiškia, ta problema dingsta ir kada valdovas neužtikrina to saugumo, kada Aukso ordos, reiškia, kūdikis Maskvos didžioji kunigaikštystė pradeda terrorizuoti gyventojus ir jau didysis kunigaikštis neatvyksta su kariuomenė ir nepabarškina į šalmus, va tada prasideda problema. Dabar sakai, dingsta jėga. Taip, už tai, kad bet kokios valstybės pagrindas yra jėga, kuri užtikrina jos žemę vientisumą ir užtikrina bent jau branduolio gyventojams kažkokią saugumo garantijas duoda. Tai tada žmonės sakė, geras valdovas, neužtikrina, blogas valdovas. Niekas nesikeičia. Niekas nesikeičia.
Tai va, tai grįžtant dar prie, gal jau sudedant tokius paskutinius taškus prie Lukašenkos, tai Lukašenkos režimas iš tikrųjų yra, mano supratimu, yra Baltarusijos Tarybų socialistinės respublikos tęsinys su pasikeitusiom vėliavom. Iš esmės sąmonė jų yra labai panaši. Tas augimas vidinis jisai ten vyksta, reiškia, jaunoji karta užauga, jie dabar ten išgyveno pirmą revoliuciją, radikalizavosi, reiškia. Bet taip, jeigu lygint tuos visus procesus, tai jie tikrai netitinka lietuviškų pokyčių, kurie vyksta, jie yra truputėlį kitokie. Ir mano supratimą mes apie tai per mažai šnekam ir per mažai bandome suvokti, kaip turėtų atrodyti normali Baltarusija. Va kur didžiausia. Mes to suvokimo turbūt net nelabai turim. Mums taip atrodo, lyg tai turėtų būti Lietuvos kopija, tik kalbanti kita kalba. Bet taip vargu ar bus. Taip nebus. Už tai, kad tas ir yra, kad reiškia kraštas yra jau yra vis tiek eina tos sienos, tokios esminės religinės sienos, kalbinės sienos, reiškia jos jau pakeičia ir tokias labai sąmonės dalykus, apie kuriuos mes nepagalvojam. Pavyzdžiui, individualistinis, kolektyvinis, reiškia, mąstymo būdai, ten jau dominuoja kolektyvinis. Vakarinėse žemėse labiau individualistinis, o rytinėse, tai ten yra daugiau arčiau kaip Rusija yra, ne? O toks kolektyvinė sąmonė, kur žmonės, reiškia, turi pritapti, kur turi neišsišokti, kur turi laikytis bendrų taisyklių, kas pas Baltarusius labai svarbu, laikymasis taisyklių, jie gyvena, jiems tai tiesiog, čia daug kas juokdavosi iš to, kad, reiškia, maištininkai sustodavo prie šviesoforo ir palaukdavo, kol užsidegs žalia šviesa, ne? Tai kaip pavyzdys. Kaip anekdotas, Vokietijoje neįvykus revoliucija, nes kareiviai bijojo įeiti į peroną be bilietų ir suimti revoliucijos vadus atvažiavusius. Tai taip. Tai čia yra tokių kultūrinių dalykų. Bet šiaip Baltarusija, tas kraštas, jisai, ko mes, man atrodo, nepadarom. Nes man visą laiką taip atrodo, kad ten postringauti ir mokinti ten kitas tautas, kaip jos turi elgtis, labai paprasta. Bet geriau gal pažiūrėti, kaip mes. Mano supratimu, mes turime skirti baltarusiškam klausimui žymiai daugiau dėmesio, nes mums tai svarbu. Kaip Lenkai labai domisi aplinka. Pas juos yra labai įdomis, jų daug, Lenkai atvažiuoja visur čia, nes jie puikiai supranta, kad nuo to priklauso jų gėris, o mums atrodo, kad tai ne mūsų reikalas, o aš tai pasakysiu paprastai, ten Baltarus, tiek jie ten aiškinas, ne mūsų reikalas, labai mūsų reikalas, už tai, kad, reiškia, mes turim žinot, kas ten darosi, mes turime su jais dirbti, mes turime rasti bendrą kalbą, mes galų galę turime rodyti iniciatyvą kai kuriuose vietose, o ne paprasčiausiai kažkokia politika. Kokia yra Lietuvos politika Baltarusijoje, kas gali man atsakyti? Neįsileidžiam jų, išskyrus opoziciją. Tai čia yra jau Lietuvos vidaus reikalas, bet aš kalbu apie, pavyzdžiui, nes visos tautos kaiminėse kraštuose vykdo tam tikrą politiką. Tarkim, Lenkai vykdo Baltarusijoje? Žinoma. O kokį? Taip palyginus. Ir ar negali nutikti taip, kad mes daug kalbame, tačiau kai ateis pokyčiai, kurie vis tiek neišvengiami. Galbūt ne 10, ne 20 metų, bet vis tiek jie bus. Baltarusija staigiai kris į Lenkijos lauką, o mes liksime tokia kaip ir nustebę, o kas čia nutiko. Taip, už tai, kad tai, ką mes kalbėjom ankstesnėse laidose apie tai, kad mes nesusijėm save su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės problemom, ta pačia bajorija problemom, ta prasme, nejaučiam tęstinumo su ta valstybė, gal ją truputį formuojam. Nes jeigu mes tą darytume, tai Baltarusija yra mūsų žemės istorinė prasme, reiškiasi, tai mes turim masiškai važiuoti, mes ten turime užsitikrinti, kad ten Lietuvos kokie tai būtų ženklai matyti, ne, ten, nežinau, palaidoti kokie garsų žmonės, ne, arba paprastas dalykas, vaikus sodinti į autobusą ir vežti lietuviškas pilis. Kaip toks gal truputį palaukiam, kol laikai pasikeis. Bet nėra tokio daikto. Arba, pavyzdžiui, yra ten kažkokie turistai keliauja ir taip toliau, bet iš principo tokio suvokimo, kad čia buvusios labai keli šimtmečius mūsų žemės, tai pas mus nėra. Pavyzdžiui, Lenkai visur, kur kažkada buvo Lenkija, ten važiuoja. Ne? Jie ten, nežinau, istorikai veikia, knygos apie tai rašomos, ne? Čia jų dalis. O, pavyzdžiui, man dabar, pabėkim nuo Baltarusijos Lenkija. Ne? Kur buvo Lietuvos, pavyzdžiui, sienos su Lenkija iki Liublino unijos ir po Liublino unijos? Ar kam nors kyla į galvą? Tokie klausimai. Tai palauk, tai ten gerai, pavyzdžiui, aš tai ten, kadangi tose vietose mes filmą kūrėm apie, reiškia,
Lietuva Lenkijoje ir ten vat, ieškojom tų tokių ženklų. Nu, tai radom, vat, ieškai randi, ten yra kokia nors Gonionzo bažnyčios, reiškia pamatai. Kas pastatė tą Gonionzo bažnyčią? Vytautas Didysis. Pavadinimas tokia pati, tas pats pavadinimas kaip Kaune Vytautinės bažnyčios. Atsitiktinumas? Ne atsitiktinumas. Ta prasme, reikia dirbti, ieškoti ir kalbėti. Bet pas mus nėra, dar mes niekaip nepriaugam iki savo istorijos, kaip sakau, reiškia, mums dar tie dalykai, nors jie nei ten kokie imperializmai, nei ten mes kažkokias pretenzijas reiškiam. Bet, ne, mes nekalbam, kad eiti atsimti teritoriją ir ją kontroliuoti. Mes kalbam apie mentaliteto dalykus. Na, aš, pavyzdžiui, visą laiką, kada vaikai mano žino, kada mašiną važiuojam ir sakau, va dabar mes kertam ten tą, reiškia, sieną, kuri buvo nustatyta ten, sakykime, ten Jogailos laikais, ne, ar ten problemas, ar Ginčino žemės, nu, bet maždaug čia. Ne. O kur ten dabar Liublino unijos siena? O dabar Lietuvos Sovietų Sąjungos sutarties siena, ne? Nu ir visi taip žiūri mane kaip į beprotį. Nu ką tu čia šneki? Nu taigi mums visai neįdomu. Nu kodėl neįdomu? Nu taigi įdomu, ne? Vat kur buvo valstybės siena, kaip jie save suvokė, tas erdvės visas. Tai aš manau, kad šito reikia būtinai ir tada iš tikrųjų tada turi ryšį su ta praeitim. Tu supranti, kodėl, pavyzdžiui, mūsų ir tada nekyla tų klausimų, kas tie baltarusiai, nes didelė dalis problemų, ypatingai tų dėl istorinės sąmonės, kyla dėl neišsilavinimo ir nesuvokimo sudėtingesnių procesų arba kitokių procesų, kurie buvo truputėlį anksčiau. Ir tada mes perkeliam šiandieninę situaciją, perkeliam į tuos laikus, nu ir gaunam kažkokią tai nesąmonę, taip kaip, pavyzdžiui, Rusija dabar pradėjo kilnoti savo sienas kitoje valstybėje, reiškia, ir sukėlė baisų karą, nuo kurio ten visi sudegs, reiškia, ir viena ir kita valstybė patiria didžiulius nuostolius. Tai taip negalima stumdyti. Nes, pavyzdžiui, kas yra Rusijos imperija ir kas yra dabar Rusija? Ar Rusija dabar imperija? Nu tai, kad neturi imperinės sąmonės, jinai remiasi, reiškia, ten rusiškumu kažkokiu tai ir taip toliau. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Rusijos carai, jie ir titulatūroje ir taip dažniausiai stengiasi perimti ankstesnius titulus ir na, ten išvardindavo ir tokiu būdu jie valdydavo tą kraštą ne kaip Maskvos tiesiogiai užkariautos teritorijos. Nu, kaip tas Lenkijos karalystė, ne? Bet kaip Lenkijos karaliaus titulą nešiojantis monarchas, panašus į kokį Bizantijos imperatorių. Tai čia truputį kiti dalykai yra. O jie čia, nu, su savo šito, jie griauna pagrindus, ant ko viskas stovėjo. Nu, bet jie tą pat pagrindus sugriovė 17. Ir tik jų imitacija kol kas vyksta ir visas sovietinė tvarka, jinai nekeičia imperinės. Nors išorė, ta plona plėvelė atrodo kaip ir panašu. Nu tai taip, tai aš manau, šita valstybė nebus dėl to sėkminga, todėl kad nu reikia, pavyzdžiui, kaip Maskva užvaldė, pavyzdžiui, Ukrainą, net kad ir kairę krantę paimkim. Nu tai jie tenai tiem atamanam, reiškia, davė ten visokių privilegijų, jie ten turėjo laisvių kažkokių, tai net ten gera. Kol buvo abiejų tautų respublika, tol ir kairė krantė Ukraina, tai yra rytų Ukraina, jinai turėjo didelę autonomiją, reiškia, Rusijos imperijoje, ten turėjo savivaldas tam tikras ir tai ten tas, nu, jeigu atkreipsi dėmesį, ten tos, ką Zelenskis ten rankai turi atamanų, ten ne, kažkokius. Tai kas čia yra? Čia yra kairė krantės Ukrainos valdžios ženklai, pas juos liko tokia karinė organizacija, reiškia, tai yra jų savastis, jie negali to išmesti. O dabar ką jie sako? Kažkoks DNR'as, kažkokia nesąmonė, kažkokie tai tiesioginis Rusijos. Tai tas neduos, jų integracinė politika yra beviltiška visiškai. Ir jinai nelaimės. Net jeigu jie dabar, pavyzdžiui, teoriškai skaičiuojant, reiškia, įveiktų Ukrainą, tai vis tiek jie tų žmonių nepalauš. Reiškia, jie užsiūdė tokius priešus, jie neturės į ką atsiremti. Nei stačiatikių tikėjimą, nei, kas buvo labai svarbu Rusijos imperijoje, tai yra tikėjimo bendrumas, reiškia, juo buvo grindžiami daug dalykų. Ir ten tam tikra pagarba. Dabar tos pagarbos nėra, ten gerai neis. Ten gerai nebus. Labai gerai. Šitą temą apie Ukrainą ir kas vyksta, kaip keičiama istorija, pratęsim sekančioje laidoje. Su mumis buvo Valdas Rakutis ir aš, Arūnas Milašius. Iki.